Tai viena kritinė klaida, kurią daro daugelis pradedančiųjų ir pažengusių investuotojų, kainuojanti nemažas sumas. Jie atsidaro brokerio platformą, pamato instrumentą, kuris seka populiarų akcijų indeksą, auksą ar ten kriptovaliutą ir jį nusiperka. Jie masto gan naiviai. Jei jau perku šį sudėtingą instrumentą iš oficialios biržos, tai automatiškai viskas yra saugu ir be klaustukų. Štai skaudi tiesa. Jei jūs neskiriate trijų pagrindinių raidžių derinių – ETF, ETN ir ETC, jūsų vadinamas investavimas yra tiesiog ruletė su jūsų pinigais. Vienas iš šių instrumentų garantuoja jums teisinę nuosavybę, kitas tai yra popierinis pažadas, kuris bankroto atveju gali palikti jūsų apvaliu nuliu, o trečias dar kitaip supakuotas toks siurprizas. Sveiki, aš esu Emilis. Šiandien mes atmesime emocijas ir atliksime teisinį finansinių instrumentų auditą. Aš išardysiu šiuos 3 trumpinius ir parodysiu, kaip rinkdamiesi šiuos įrankius galite užtikrinti maksimalią savo pinigų apsaugą. Pradėkime. Apžvalgą privaloma pradėti nuo bazinės sąvokos. Tai yra ETP. ETP yra trumpinys angliškam terminui Exchange Traded Products. Paprastai kalbant, ETP yra didelis skėtinis terminas, po kuriuo telpa visi mūsų šiandienos aptariami ETF, ETC, ETN instrumentai. Tai yra bendra sąvoka visiems finansiniams paketams, kuriuos investuotojai laisvai perka ir parduoda biržoje. Bet tuomet kyla logiškas klausimas. Kam dar skaidyti šį skėtį į smulkesnes grupes? Atsakymas yra esminis jūsų kapitalo saugumui. Iš esmės skiriasi tiek instrumentų struktūra, tiek jų teisinis reguliavimas, tiek emitento atsakomybė prieš jūs kaip investuotojai. Dabar jeigu šitas sakinys skamba sudėtingai, nebijokit, išsiaiškinsime iki paprastų detalių. Pradėkime nuo to trumpinio, kurį atpažįsta daugelis. Tai yra ETF. Būtent iš čia dažnai ir kyla ta kritinė klaida. Investuotojai išgirsta apie ETF saugumą ir klaidingai prilygina jį visoms kitoms ETP grupėms. ETF'as yra investuotojų saugiausias ir skaidriausias ir griežčiausiai reguliuojamas variantas iš to vadinamo ETP skėčio pasirinkimų. Perkant ETF vienetus biržoje, jūs iš esmės gaunate investicinį krepšelį sudarytą iš realių akcijų ir obligacijų. Į tą krepšelį skirtingomis proporcijomis gali eiti 10 ar net 100, o kartais ir 1000 įmonių akcijos. Dabar pats svarbiausias momentas yra šis. Investuotojas, nusipirkęs ETF vienetus, tampa realiu po juo esančių turto savininku. Pats ETF fondas savo vardu realiai fiziškai nuperka tas įvairių įmonių akcijas, obligacijas ar kito turto susieto su šituo pasirinkimu. Tad kai jūs įsigijate šio fondo vienetų, netiesiogiai tampate tų sudėtingų instrumentų savininkais. Paprastai kalbant, jeigu perkate populiarų Amerikos akcijų ETF-ą, jūs automatiškai įgyjate teisinę teisę į miniatiūrinę Apple, Microsoft ar Nvidia akcijų dalį. Iš to įplaukia pats didžiausias unikalus ETF pranašumas – investicinio turto atskirimas. Dabar, kas nutiks, jei ETF fondo valdytojas, pavyzdžiui, didžiulė korporacija, susidurs su finansiniais sunkumais ar užsilenks, tiesiog bankrutuos? Jūsų pinigams nenutiks absoliučiai nieko. Pats fondo turtas, tos nupirktos akcijos, automatiškai išliks jūsų nuosavybė. Šio investicinio turto fondo valdytojas neturi jokios teisės panaudoti šio turto savo skolų padengimui. Jūsų turtas yra atskirtas. Dabar Europoje ši nuosavybės tvarka ir ETF administravimas yra reguliuojami ekstremaliai griežtai. Aukščiausias ir žinomiausių tvarkos ženklų laikomas UCITS standartas, tai aš visą laiką pavadinime ieškočiau, kad būtų ETF'as su UCITS parašymu. Jei matote šį trumpinį savo fondo prašyme, galite investuoti gerokai ramiau negu bet kokios alternatyvos. Jums garantuojamas maksimalus teisinis saugumas ir skaidrumas. Dabar pereikim prie visiškai kitos situacijos. Tai instrumentas ETN – Exchange Traded Note. Tai nėra investicinis fondas. Tai yra specialus finansinių institucijų išleidžiamas skolos vertybinis popierius. Būtent čia investuotojai dažniausiai ir susimauna. ETN biržoje atrodo identiškai kaip ETF'as. Jis gali sekti bet kokią akcijų indeksą, technologijų sektorių ar egzistuojančią turto klasę. Iš pirmo žvilgsnio grafikai ir skaičiai gali atrodyti vienodai. Bet esminė pražūtinga problema slypi žodyje note. Banknotas arba tas skolos raštelis. Jis reiškia, kad investuotojai, perkantis šiuos vertybinius popierius, neįsigyja jokių konkrečių teisių į akcijas ar realų turtą. ETN nenuperka to turto, kurį seka. Ką jūs iš tiesų nusiperkat? Jūs nusiperkate tik šį įrankį administruojančios institucijos pažadą išmokėti jums to indekso sugeneruotą grąžą. Tai kur čia slepiasi saugumo spraga? Ogi ten, kad jeigu ta finansinė institucija pardavusi jums ETN žlugs per kokią nors krizę, jūs neturėsit jokių tiesioginių teisių į jokį turtą. Nėra atskiro akcijų krepšelio. Jūs tiesiog tapsite dar vienu eiliniu kreditoriumi bankroto byloje. Jūs stosit į ilgą kreditinę eilę, kurioje jūsų vieta bus pačiam gale.
Dabar vėl, kai kurie ETN gali būti apsaugoti tam tikrų fizinių turtų, tai čia jau reikia eiti į detalės, bet jeigu taip bendrai einam, čia reikia papildomų klausimų. Teisinė realybė yra tokia, jūs galite investuoti į 10 tūkstančių eurų ETN, kuris sėkmingai seka pelningą pasirinkimą, bet jei emitentas bankrutuos, jūs galimai atgausite apvalų nulį. Jūsų pinigai sudegs kartu su skolomis. Dėl šios priežasties ETN vertybiniai popieriai dažniausiai nesirenkami kaip ilgalaikės investavimo strategijos pasirinkimas. Tai yra papildoma kredito rizika, kurios prisimti, kaip ir nėra jokios matematinės ar loginės prasmės. Taip, ETN dažnai suteikia prieigą prie labai egzotiškų rinkų, nišinių strategijų ar ten kokių nors kriptovaliutų, tačiau tai yra instrumentas spekulacijoms ir ultra rizikai, o ne jūsų kapitalo išsaugojimui. Aptarus ETF saugumą ir ETN rizikas, keliaukim prie paskutinės klasės. Tai yra ETC – Exchange Traded Commodities arba biržoje prekiaujamos žaliavos. Tam tikra prasme tai yra kompromisas tarp ETF-ų ir tarp ETN, sukurtas specialiai aukso, sidabro, naftos ir visų kitų žaliavų investavimui. Dabar kodėl ETC apskritai reikėjo sukurti? Priežastis labai paprasta. Europoje griežtai reguliuojamiems UCITS standarto ETF fondams įstatymas neleidžia portfelio sudaryti tik iš vieno vienintelio instrumento, siekiant užtikrinti diversifikaciją. Pilnai funkcionuojantis ETF niekada negali būti sudarytas iš vienos įmonės akcijos arba vien tik iš fizinio aukso luitų. Dėl šio teisinio apribojimo ir atsirado ETC variantas, nors teisiškai ETC taip pat yra skolos instrumentas ir tuo primena pavojinguosius ETN'us. Realybėje tai yra kur kas saugesnis sprendimas. Kodėl? Nes geri ETC instrumentai beveik visada turi fizinę investuotojo apsaugą. Tai reiškia fizinį skolos garantą, vadinamą physical backing. Paprastas pavyzdys. Jūs investuojat į Exchange Traded Commodity ETC instrumentą, kuris seka fizinio aukso kainą. Pagal šio ETC sąlygas garantų tampa realūs fizinio aukso luitai, kurie yra nuperkami ir saugomi nepriklausomo banko saugyklose. Šis turtas yra atskirtas. Jei ETC išleidusi kompanija bankrutuos, tas užstatas saugyklose bus išparduotas, o piniginė vertė paskirstoma investuotojams pagal jų turėtą dalį. Tai jūs kaip ir esat apsaugoti fizinių turtų, kas yra gerokai efektyviau negu tik tai pažadu. Prieš apibendrinant šią sistemą, trumpa žinutė. Šį vaizdo įrašą remia Freedom24. Platforma suteikia prieigą prie pasaulinių rinkų ir įvairių finansinių instrumentų, įskaitant biržoje prekiavimus fondus, ETF'us, ETCs, ETNs. Šie instrumentai leidžia investuotojams praktikoje pritaikyti pasyvaus ir ilgalaikio investavimo strategijas. Platformoje taip pat prieinami analitiniai įrankiai asmeniniai analizai atlikti. Daugiau informacijos rasite oficialioje svetainėje, kaip visą laiką per nuorodą aprašyme. Apibendrinkime šios dienos sistemą. ETF yra jūsų standartas ilgalaikiam investavimo planui. Lėšų praradimo dėl fondo valdytojo bankroto rizika čia labai maža ir faktiškai neegzistuoja, jeigu reguliavimas buvo sutvarkytas teisingai, nes jūs esate realus turto savininkas. Dabar ETC yra patogus ir saugus būdas investuoti į fizinės žaliavas, tokias kaip auksas, jei instrumentas turi fizinį užstatą. O ETN yra instrumentas, kurio riziką dabar suprantate. Tai yra skolos raštelis, kuris krizės atveju gali virsti beverčių popieriumi, nebent yra papildomi rizikos valdymo saugikliai. Visada skaitykite, ką perkate. Ieškokite UCITS standarto ir nepasikliaukite vien skambiais pavadinimais. Jei ši instrumento analizė padėjo jums geriau suprasti, kaip apsaugoti savo kapitalą, paspauskit patinka ir prenumeruokit kanalą. Investuokit remdamiesi logika, o ne iliuzijomis. Iki kito karto.